Kauno Žalgirio krepšininkai tapo Lietuvos krepšinio lygos reguliariojo sezono nugalėtojais. Žalgirio arenoje kauniečiai įveikė Vilniaus Lietuvos Ryto komandą 86-81. Per pirmasis 5 rungtynių minutes kauniečiai net kovojo ne vieno kamuolio. Turėdami progas kartoti metimus, Lietuvos Ryto krepšininkai pirmavo 6-2, bet Paulius Jankūnas dvitaškių su pražanga švelnino skirtumą 5-6. Ketvirtąjį tašką pelnęs Dainius Šalinga ir tritaškiai metęs Vytenis Lipkevičius persvėrė rezultatą Žalgirio naudai 10-9. Tuomet svečiai sugebėjo spurtuoti net 15-0 ir tik Jankūno kamuolio pataisymas su pirmojo kėlinio pabaigos sirena sušvelnino santykį 12-24. Antrąjį ketvirtį vilniečiai pradėjo pelnydami dar 6 taškus be atsako. Žalgiris pagaliau surinkė 3 rezultatyvias atakas iš eilės, kai Marko Popovičiaus perdavimą išpildė Milovanas Rakovičius, pats Popas įmetė dvitaškį su bauda, o Šalinga taikliai šovė iš toli 20-33. Tačiau Rytas vėl nutolo. Į aikštelę sugrįžęs Mantas Kalnietis pademonstravo kovingumo pamoką. Per pusantros minutės jis įmetė 3 tolimus metimus, dar 3 taškus pridėjo Tomas Delnikaitis ir Žalgirio arena griausmingomis ovacijomis sveikino atsilikimą sumažinusius Lietuvos čempionus 34-39. Tačiau Lietuvos Rytas nesnaudė ir prieš didžiąją pertrauką sugrąžino 12 taškų pranašumą. Trečio kėlinio pradžioje iš vidutinio nuotolio taikliai atakavo Popovičius ir Šalinga, o Robertas Javtokas atkovojo kamuolį puolime, pelnė dvitaškį ir dar įmetė baudą 43-50. Žalgirio gynyba nebuvo ideali, bet Kalnietis ir Popovičius tritaškiais pradėjo Žalgirio spurtą 49-56. Galiausiai po dar vieno Kalniečio perdavimo Rakovičius dvitaškių su bauda lygino rezultatą 58-58. Netrukus jis pelnė dar 2 taškus, o lyg Viesulas aikštelę praskriejęs Kalnietis išvedė Žalgirį į priekį 62-60. Kėlinio pabaiga vėl buvo sėkmingesnis svečiams. Raisas įmetė tritaškį besibaigiant atakos laikui ir dar pridėjo prasiveržimą 62-65. Prasidėjus ketvirtajam kėliniui Žalgirio deficitas padvigubėjo 63-69. Su tuo nesitaikstė Popovičius, įmetęs mindamas tritaškio liniją. Popas tęsė puikų pasirodymą, lyg peiliu įveikdamas varžovo gynybą ir pataikydamas tritaškį 73-73. Likus žaisti 3 minutės Popovičius realizavo baudų metimus. Kalnietis smeigė savo 5-ąjį tritaškį ir Žalgiris įsiveržė į priekį. Po dar vienos minutės pertraukėlės Jankūnas perėmė kamuolį, perdavė jį Kalniečiui, kuris įdėjo į krepšį, o kitoje atakoje Rakovičius padidino pranašumą iki 5 taškų. Likus žaisti 45 sekundės Raisas sumetė baudas, bet Popovičius 8-uoju rezultatyviu perdavimu vėl išvedė į gerą poziciją Rakovičių 84-79. Rungtynių pabaigoje komandos apsikeitė taškais ir Žalgiris šventė pergalę 86-81. Laimėjom. Kas lėmė pergalę? Pergalę lėmė tai, kad parodėm charakterį. Žaidėm antroje pusėje geriau nei pirmoje, ypač šnekant apie pirmą kėlinį. Tas, manau, ir lėmė. Susikaupimas. Kas pirmą pusę nutiko, kodėl tik skirtumai didžiulis pasidarė? Žinom, kad jie visą laiką pirmą kėlinį pradeda labai gerai. Ne pirmas varžybas, ne tik tai su mumis ir Europos taurė kaip žaidė, žinom, kad visą laiką užbaigė tokių didesnių skirtumų, bet pasimojom ant jų vėlgi. Patys neužpuolėm, jie įmetė savo metimus, gal toks nesusikaupimas, sakyčiau, nežinau. Įžeidėm, supykom labiau, nežinau, kaip pasakyti. Atsibūdom, gal užgavo ambicijas, vis tiek namuose žaidžiam iš savo fanus 18 taškų minusas, čia neatleistinas dalykas ir manau paprasčiausiai tas toksai išėjom antroj pusėje, aišku, Kalnietis, Popovičius, visi Šalinga pataikė ir tokių svarbių metimų iš toli ir tas leido mums priartėti, o kai pagavom juos šiek tiek pasimetė ir ant galo ištušė. Kauno ekipai pergalę vedė Mantas Kalnietis, pelnęs 20 taškus. Vilniečių ekipoje Raisas taip pat surinko 20 taškus.